Labą dieną, norėjau čia dabar biškį save pagaunu iš kitokį balsą ir kitokį, kai tu būni viduje ir kai tu kalbi, pavyzdžiui, tu pamatai save kitokį biškį negu įsivaizduoji, arba savo kūną matai, bet tu dažniausiai, kai tu vaikštai, pavyzdžiui, tu nematai savo kūno ir tau kažkaip kitaip, pavyzdžiui, kartais netapatini, tu pavyzdžiui, tarsi kaip būtis, tokia kaip sąmonė, kaip pasakyti. Pavyzdžiui, tu stebi mintis arba pavyzdžiui, nuodėmę stebi savo, ką tu darai tenais, gerus, blogus veiksmus, toks kaip stebėtojas, ta prasme esi, bet pavyzdžiui, dabar ateini, čia sėdi ir pamatai, kad tavo toks balsas biškai kažkoks įdomus yra, kad kažkokia kaip kalbėjimo stilius yra, kaip kūnas kažkoks yra ir taip iš tikrųjų keistas dalykas būna, nes aš kai dažniausiai gyvenu, aš tai, kaip pasakyti, nedarau video, nesifilmuoju kiekvieną dieną, kartais padarau video ir kartais man keistai yra žiūrėti irgi ir į save tokį kartais. Tai įvairių minčių kyla, tai keistų ir keistų ir nekeistų ir įdomus toks dalykas yra. Tada tu taip nustembi biškai, pasikeičia balsas, ta prasme, ir taip keistai biškai. Gal nusivėli kartais, gal nusivėli dar, bet to kartais, kad nesi gal kokia žvaigždė, pavyzdžiui, arba kas turi labai daug charizmos, vien nuo tos charizmos gali, pavyzdžiui, žmogus bet ką, aš, pavyzdžiui, vien tik idėjas patikiu, pavyzdžiui, kur galima Nobelį, pavyzdžiui, teikti, bet, pavyzdžiui, aš negaliu pritraukti žmonių su savo kūnu ir, pavyzdžiui, su savo kalbėjimu, nes aš gal neturiu tiek charizmos arba tokios įtakos, hipnozės, ta prasme, nepadarau, nes aš kalbu, aš stengiuosi natūralumą, negražų natūralumą parodyti, ta prasme, nes yra, pavyzdžiui, man patogiau gyventi yra natūraliai, ta prasme, ir viską daryti, tarkim, dėstyti mintis natūraliai ir ta prasme, stengiuosi tai daryti, o aš tai nesistengiu, ta prasme, nesistengiu, pavyzdžiui, daryti, kad, sveiki, kaip jums sekasi, kaip čia viskas gerai pas mus yra, ta prasme, aš tokiu aš priimu savo, pavyzdžiui, savo ten balsą, savo mintis, savo tembrą, pavyzdžiui, tokie kokie yra ir viskas, tarkim, vienas turi gražesnius dalykus, kitus ne, ir, pavyzdžiui, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, tarkim, pavyzdžiui, Paris Hilton arba ten koks nors Justin Bieberis, pavyzdžiui, kur turi kažkokią tai talentą, pavyzdžiui, jisai gali trusikus savo rodyti ir visi milijonai žiūrės jį, pavyzdžiui, o tarkim, aš žinau, kad jeigu aš, pavyzdžiui, sugalvoju labai mintis įdomias arba geras, tarkim, kur gal galima būtų ir knygas rašyti, aš žinau, kad manęs nežiūrės ir neįdomu, pavyzdžiui, bus žiūrėti, nes žmonės, ne visiems, pavyzdžiui, kas eina į bažnyčią, ne vieni eini, kiti eina pas kunigą, pavyzdžiui, neina pas Dievą, žiūrint pas ką tu eini, pavyzdžiui, jeigu tai ateini pasižiūrėti, seksualiai pabendrauti per vaizdą, tai ta prasme vienas dalykas yra, kiti per balsą pasikrauna, kiti per išvaizdą, kiti per minčių gėrį, ta prasme gali pasigydyti, įvairių yra tų gydymo būdų, ta prasme žiūrint, ką kas daro žmogus ir kokie tikslai, nes tarkim, pavyzdžiui, aš kai kalbu apie dvasinius dalykus, tai aš stengiuosi pamiršti viską ir stengiuosi, kad žmogus pamirštų ir prieitų prie, pavyzdžiui, paliestų tą dvasią arba paturėtų, arba tarkim, pavyzdžiui, jeigu tu eini į bažnyčią, tu gali eiti ir dėl pabūti tarp žmonių, pasikalbėti ir dar pasimelsti, bet ten kokie tie prioritetai bus, tai tada žmonės eis, kur gražesni žmonės, kur prabangesni, pavyzdžiui, neis į kokį padvalą, kur, pavyzdžiui, kur sėdi ten įvairios religijos ir kur meldžiasi, pavyzdžiui, tai žmogus eis visada, jeigu jam nereikia Dievo, pavyzdžiui, jeigu tau reikia Dievo, tai tu nueisi bet kur, pavyzdžiui, bet kur nueisi ir čia dabar pasimelsi, tarkim, bet žiūrint, ko kam reikia,
Tai va, tai pavyzdžiui, aš norėjau pasakyti dar kitą dalyką tokį, kad pavyzdžiui, aišku, sėkmė yra gerai ir tie visos tos dvasinės dovanas, nu, ir dvasinės, ir fizinės, ir talentai, ir tenais pinigai, ten grožis, tarkim, tos sėkmės yra gerai, aišku, tiem, kam reikia, tai jo. Ir, pavyzdžiui, aš norėjau pasakyti, kad yra, pavyzdžiui, žmonės, pavyzdžiui, vieni, kur gyvena tarsi svajonė, čia tokia įdomi ir keista tema, aš apie tai nepagalvojau, kad galima perduoti tokiu būdu. Pavyzdžiui, žmogus užstringa į liftą, ir jis nori grįžti į normalų gyvenimą. Arba kasykloje kur nors užstringa ten laive ir jis, pavyzdžiui, negyvena normalaus gyvenimo. Tas normalus gyvenimas yra, kaip, pavyzdžiui, tu gyveni, pavyzdžiui, jeigu tu nori žaisti žaidį, pavyzdžiui, jeigu tu maldos skonį jauti, tu nori maldos skonį pajausti, tenais arba tenais žmonės nori seksualinių dalykų ir tenais visi ten, tarkim, tokiasi dar kažką tai daro. Tai tarkim, o tu, pavyzdžiui, užstringi, tai kartais būna, kartais žmonės neranda savo veiklos, pinigų neturi dar kažko ir jie tokie kaip užstrigę lifte, jie negali. Vat Selas gyvena, kodėl man patinka Selas, arba ta sėkmė, kad, pavyzdžiui, jis gyvena, jisai gali atsipūtęs ateiti, nu, kas yra dabar, ką aš čia dabar daro, arba ko čia žiūri gaidyti, nu, ta prasme, jis gali ir tą ego tokį savo parodyti, nes jis turi pinigus, jis yra patenkinęs visą tą piramidę, kaip ten to, užmiršau, poreikių tą piramidę kaip yra, ta prasme. Aišku, ateizmas nedaro dvasinių poreikių, tai krikščionis daro dvasinius poreikius ir tikintieji pasaulio, nes čia yra suskirstytas, vėl tu atmeti savo sielą ten Dievą, nu tai aišku, kas iš to, kad tu čia pragyvensi, o ilgalaikiai perspektyvai, tai kas tada verks, o kas juoksis, ta prasme. Tai visi šventieji, tarkim, kurie yra danguje, tai dabar džiaugiasi, nesvarbu, ar koks jis buvo, gal ir neturtingas buvo, o gal ir nesėkmingas, ta prasme, čia irgi tie dalykai įdomus yra, bet aš ir sakau, kad yra tarsi Anglijoje yra, kad tarkim, jeigu turi pinigų, tai tu turi atrakinti ateitį, ta prasme, atidaryti ateitis, tau yra prieimai, pavyzdžiui, ten, tarkim, prie maisto, prie rūbų, prie visų daiktų patenkinimo ir aprūpinimo ir vaiko aprūpinimo, ta prasme. O jeigu tu, pavyzdžiui, užsidaro ateitis finansinė, pavyzdžiui, gerai, kad dar, jeigu dvasinė, gerai, kad neužsidarius, kad nėra prakeikimo kokio, ar tu tenais už nuodėmės kokioj negyveni, kokiam neaišku, kokiam kitokio blogoje vietoje, tai ta prasme yra visokios išraiškos blogio, blogų ir gerų dalykų, ta prasme mes matom talentus, gražius balsus, gražius filmus, gražius rūbus, gražius iPhone'us ir viską. Ir tai yra ir gera išraiška, ir, pavyzdžiui, yra, kaip tarkim, kaip velnio dar išraiška yra, kada, pavyzdžiui, kelia dėl ego, dėl atsisakymo meilės, ten sielos, o tik poreikio tenkinimo, tokio grino ir žiauraus, tarkim, tada tu žudai tenais, keli karus, vakcinas, padarai vakcinas, kad būtų kenkiančios ir žudančios. Ta prasme, sielos degradacijos keliu jau tada eini, susinaikinimo keliu, žodžiu. Ir greičiausiai kitus dar ten sunaikina, dar yra kažkokios atlikos visatinės pagal antropo teosofiją, ta prasme. Tai ten, nu, čia įdomus dalykai ir ne tik įdomus, bet reikalingi, aišku, yra. Tai va, tai man kažkokia tokia kilo mintis, kad daugelis žmonių kaip lifte, kaip pastringa lifte ir jie negali gyventi, pavyzdžiui, tarkim, kada visko turi tiek, kiek reikia, tai žmogus tai yra toks ramus, nu, kaip Selas jau ramiai gyvena, turi pinigų ir jis gali nuvažiuoti ir
pakalbėti, dar kažką, arba kaip aktorius, kaip Tomas Kruzas irgi turi pinigų, ten tų gerbėjų, jau atsipalaidavęs, vaikštai susikišęs rankas ir viskas. O kitas tenais negali nusipirkti kokio kompiuterių, gražių koinių, apie tas koinės galvoja. Ir plus ten nežino, iš kur ta tuštuma, skausmas, kad yra tas Dievas, kad atleidimai ten kažkokie reikalingi. Taip ir gyvena visokiose tose būtyse, nerealiuose sapnuose, visi žmonės. Realiai realybė yra nustatyta tokia pagal šventosius ir per religijas, kad tu didžiausiai meiliai, palaimoje esi, saugume, ramybėje, šviesoje, galima sakyti, plus tiesoje tenais. Šviesoje, aišku, tiesiogiai gali, jeigu matai šviesą, Dievo kaip šviečia, o kiti turi omeny gal tenais teisingose mintise arba šviesiose mintise, žiūrint, kas ką turi dar galvoj. Tai tarkim, toks sudėliojimas dalykų ir plus sprendimas, kad visiems būtų gerai ir kad visi laimingai gyventų, tai manau, tokiam žmonėms reikia duoti Nobelio premijas, kurie kad ir Afrikai padeda, arba, Afrikai ten vėl, ten reikia žiūrėti, kodėl nedaro, ta prasme, ar nėra aferizmo aspektų, ta prasme, padaryta, nes tenais, čia kai rodė tą Gaddafį, sunaikino, nes norėjo atsijungti nuo sistemos pasaulinės, ta prasme, valiutos tenais. Čia irgi visokių yra, visokių kėslų ir visokių piktų žmonių, ta prasme, pasaulį valdo. Kaip ir Ukraina pateko į pas piktus žmonės. Jeigu visi draugiškai gyventų, nieks nieko nepultų, kaip kaimynai nepuola, nes yra lygus įstatymai ir tu tada nusileidi įstatymų ir gyveni, pavyzdžiui, tu nemuši to kaimyno arba kažką tai, jeigu normaliai tu jautiesi, bet jeigu koks nors bus pas tavęs gudumo, ten dar kažko, ten voks iš to kaimyno ar dar kažką darysi, tai irgi čia vėl todėl, sako, yra dvasinės ligos, bet aš turiu omeny, pavyzdžiui, mes matom problemą, pavyzdžiui, arba daugiau problemų negu mato, pavyzdžiui, paprasti žmonės. Tarkim, jeigu aš pastebiu, bet ir įdomus dalykas yra dar plus, aišku, kas iš to, kad tu pastebėjai, kad virusas yra, pavyzdžiui, jeigu tu dar duodi antivirusinę, tai tu susitvarkai viską ir ramiai gyveni, ta prasme, o tas ir yra, bet dažniausiai pagal mane yra antivirusinė visiems žmonėms yra tai, kad reikia žinoti, ką Dievas mąsto, pavyzdžiui, ir kaip sukūrė pasaulį, ir tada rasi atsakymus, pavyzdžiui, nes kitaip negali būti, ta prasme. Nes kaip čia pasakyti, kaip Dievas nekūrė virusų, taip ir blogieji kūrė virusus, tai va, tai jeigu, kaip pasakyti, žmogus, tarkim, kad ir nemoka pagal dieviškai prižiūrėti kūną, susargdina, tai va, tai miršta, arba ten kokios nelaimės miršta, nesėkmės, tam prakeikimai, nuodėmės, ypatingai nuodėmės dar kai eina ir kai nieks nežino, ateistiškai visuomenė, tai va, ir yra blogai, ta prasme, ir kai kas kasasi link sėkmės ir tada prideda dar dvasinius dalykus, dar atmetant, kad nereikia nuodėmių daryti, ten su meilė gyventi, tarkime, ir tau tada duoda geras inkarnacijas, arba nebegimti, tarkim, arba tu ten, nepatiri nelaimų sunkumų, bereikalingų, kad Dievas tau parodytų, kažką išmokytų, gal tu neteisingai priėmė pasaulį ar dar kažką, nes aš pats tai, pavyzdžiui, nematau, kad Dievas rodo, bet aš turiu menį jau kalbu bent jau iš to, ką domėjausi, arba ką kalba būtent kiti, ta prasme, aš irgi ne viską ir iš savęs kalbu ir man nei Dievas pasakė daugelio dalykų, nei aš pats mačiau, kaip daroma, bet tu kažką pastebi, suvoki, domiesi ir sužinai, tiesiog bandai į pasaulinę knygą sudėti, ta prasme, ne tai, kad bandai, bet ta prasme, mes turim
yra tautinė sąmonė ir, pavyzdžiui, ta tautinė sąmonė duoda kaip ir išmintį, galima sakyti, arba kaip žinias, medicina, visą tą mokslą mums duoda ir mes jo naudojamės ir sėkmingai gyvenam, kai pasiemam tas kelių eismo taisyklės, kad pravažiuoti normaliai, taip ir kažką biškai daugiau paskaitai, kad kaip čia, kaip čia važinėti, kaip čia neįkristi kokį šulinį ir va tame ir yra esmė. Ir kalba, nu čia tokia, aišku, aš biškai kitaip čia planavau, biškai netaip gavosi, bet, nu nieko, tai prasme, normaliai susidėliojo viskas, nes kažkaip dažniausiai norisi spontaniškai, bet tarkim, gal sudėliojus tekstą kokį, jeigu rašytum, tu parašytum biškai kitaip, bet spontaniškai irgi man patinka ir nu, normaliai viskas čia susidėliojo, tai va, tai nežinau, kiek žmonių supras, kiek nesupras, bet realiai šiaip vertingi ir įdomus pamąstymai, ta prasme, ir dalykai praktikavimai, ta prasme, būtų.